Labas visiems. Artėjant Samsonas Rally Utena 2023 savaitgaliui, siūlome laiką praleisti su Vladu, kuris tik prieš kelias dienas vėl sėdęs prie sportinio automobilio vairo suprato, kad tikrai dalyvaus vyksiančiame ralyje. Su Vladu susitikome sostinės paplūdimyje. Po poros mėnesių nuo jo patirtos avarijos ir pirmo karto su tokiamis pasiekmėmis. Po tų pirmų kelių stogų tai atsisėdi į mašiną po to ir lėčiau važiuoji, natūraliai, nieko negali padaryti, viskas galvoji tiesiog. Bet jau po paskutinių kelių stogų tai būdavo apsiverti, kitą kartą atsisėdi ir vėl važiuoji jau, nes jau kai 8-9 kartą tas pats atsitinka, tai... O čia vėl, pirmas kartas toksai, kur kūnui kažkas atsitiko, tai... Smalsukas bus, kad atsisėsiu į mašiną vėl. Jo. Kas ir kaip supažindino su automobilių sportu, kada ir kam prireikė teisių ir kas svarbiausia ralyje, viską pats ir pasakė. Aš žinau, kad čia tarp ralistų lenktynininkų visų yra tokia kažkokia paprotys išsilaikyti teisės per 18 gimtadienį. Pavyzdžiui, Aisvydas Šturmanas mano irgi išsilaikęs teisės per 18 gimtadienį. Aš išsilaikiau teisės pusę metų praėjus 18, tai gal netiek stipriai tų teisių reikėjo ar norėjau. Jo. O tai teisų nereikėjo dėl ko būtent taip stipriai? Tai mašinos neturėjau, tai kas tam teisėm veikti. Tai po to, aišku, mama ten davė mašiną savo, tai toks ir buvo. Išlaikysiu teisės, bet kur aš čia važinėsiu su jam, tai va. Iš to, ką girdžiu, tai ralis nėra tavo vaikystės kažkokiais? Kažkiek yra. Čia būtent ralis iš tikrųjų nuo vaikystės ir yra užsilikęs toksai, nes mano senelių sodyba buvo ir vis dar yra ten tarp Ignalinos ir Utenos miškuose ir ten vykdavo raliai pro mūsų sodybą. Tai tiesiog ne visada, bet kartais vykdavo. Tai vaikystės tiesiog kelis kartus matęs ralį. Su tėčiu dar gal porą ralių esam važiavę pažiūrėti, bet irgi ten Visaginas, Aukštaitija. Toli tikrai niekur nevažiuodavom dėl ralio. Ir kažkaip liko toksai, kad tikrai įspūdingai atrodo, kai tos mašinos lekia pro tave, ypač naktį, kai nieko nesimato. Tai tokia ir buvo svajonė gal, kad vieną dieną, kai turėsiu laiko ir galimybių, norėčiau pabandyti. Tai prasitiko, čia 2015 metais sugalvojau, kad gal laikas pabandyti. Tai čia vienas iš dalykų, turbūt, kas mane stipriai užkabino ralyje, tai atsimenu, kai pradėjau su Andrėjum mokytis, tai ten stenogramą pradedi mokytis, kažką kai nusipirkau Astrą, nuvažiavau į tą motoparką, ten dar kažką truputėlį pavažiuoju kažkokius kelis posūkius greičiau kažkur ir tada atėjo, atsimenu, pirmas varžybos, tai buvo Širvintose pas Vygį. Vygis dar sprintus organizuodavo tokius. Ir kai atėjo pirmas varžybos ir pirmas greičio ruožas, pravažiavom ir galvoju, čia taip jau užšėrėm, visur atrodo, taip važiavau, taip baisiai pasižiūri rezultatus ir taip stipriai paskutinis ten esi ir tada galvoji, ir ten toks skirtumas, kur su tom pačiom Astrom kiti tave tiek lenkia ir nesupranti. Pradžioje tiesiog, tai tas turbūt stipriai užkabino, tokis stiprus iššūkis, kaip įmanoma čia kažką taip daryti. Prieš 3-4 metus pradėjau važiuoti dviračiais dar, labai irgi intensyviai. Per metus dabar kokius 8-10 tūkstančių kilometrų dviračiais nuvažiuoju, dalyvauju varžybose įvairiose. Tai čia gal šiek tiek irgi susiję, kodėl šiemet ralį šiek tiek mažiau važiavau, nes daug dviračių varžybų dalyvavau. Tai sunku rasti dabar tą, balansą išlaikyti raliai, dviračių varžybos, žmona, verslas, tai reikia rinktis, kas čia labiausiai patinka. Ir kartais kenčia ralis, nes tada tiesiog renkėsi, supranti, kad ralis dviračiai yra hobis, tai renkėsi tai, kas tiesiog labiausiai patinka. 2016 metais pradėjęs savo lenktynininko karjerą, Vladas išmėgino savo jėgas Baltijos šalių, Lenkijos, Ukrainos ir Suomijos trasose. Lenktynininkas taipogi yra važiavęs ir Estijos bei Suomijos VRC etapuose. Tada turbūt, kad sėdau į Škodą R5, kai pravažiavau pirmą ralį, pamačiau, kad neblogai gaunasi, tada natūraliai pradėjau galvoj projektuoti, kad tai norėtųsi čia to čempionu patapti. Čia, kai pažiūri tos rezultatus, ta pusė sekundės ar sekundė kilometrą atrodo nėra taip toli. Bet tos paskutinės sekundės dalis, jos sunkios yra. Tai sakyčiau, galbūt kažkiek kartumo įnešė tai, kad pastoviai turėdavau labai aukštus lūkesčius, tų lūkesčių tikrai dažnai nepasiekė, tai ir tada kažkiek demotyvuoja. Bet vėlgi tas, tokiam jau
Lietuvos, sakyčiau, top 3, top 5 lygiai važiuojant jau daug labai lemia nebe tavo vairavimo įgūdžiai ir techniko, tavo psichologinis pasiruošimas. Ir todėl visa tai, kokie tavo lūkesčiai, kaip tu reaguoji į kažkokius pasiteisinus, nepasiteisinus rezultatus, ar avarijas tas pačias, irgi tai yra neišvengiama ralio dalis ir daug psichologinių dalykų susikuria būtent aplink avarijas ir kas būna, kai sukrešini, kas kitą ralį. Tai taip, aišku, viskam. Tai tos įtakos požiūriui, kur čia hobis, kiek čia noriu važiuoti ir kiek tam skirsiu laiko, labai priklauso nuo jo lūkesčių, jų pasiteisinimo, šiaip pasitenkinimo, smagumo ir panašiai. Nesu turėjęs jokių rėmėjų, dabar jau tikrai suprantu, kiek daug darbo. Aš nesu to bandęs, bet vis tiek, nesu bandęs ieškoti rėmėjų, bet aš žinau, kiek į tai įdeda visi darbo ir, mano atveju, aš turiu verslą, pats save išsilaikau ralyje, tai tiesiog dabar žinau, kad daugiau laiko ir jėgų man labiau apsimoka tiesiog savo verslui skirti, negu ieškoti rėmėjų, nes tai yra be galo sunkus darbas ir tikrai negarantuoti tų rėmėjų paieškos rezultatai. Tai jo, aš važiuoju iš savo pinigų. Mėgstantis sistemingą darbą, 7 metus lenktyniaujantis Vladas minėjo, kad tapti pasaulinio lygio ralistu fantazijų jis niekada neturėjo. Niekad nebuvo gal fantazijos, kad aš čia patapsiu pasaulinio lygio ralistu. Visą laiką tai buvo toksai kaip hobis, bet tai sakyčiau, gal prieš metus porą suvokiau, kad jau pavargau iš tikrųjų. Tie 4-5 metai buvo labai intensyvūs ir jau per daug monotoniška, sakyčiau, viskas pasidarė. Tai dabar stengiuosi išlaikyti tokį sveiką balansą, kur važiuoju tiek, kiek noriu, neapsikraunu, nepervargstu ir stengiuosi išlaikyti tokį balansą, kad ir rezultatai kažkiek neblogi būtų, kur man smagu būtų važiuoti, bet ir aš to mėgaučiausi. Nes jau, sakyčiau, pernai metais jau buvau iš dalies pradęs tą tokį mėgavomės. Buvo toks labiau jau patapęs pusiau darbo ir tada kažkurio metu, Vladai, čia yra tavo hobis, pailsėk. Tai šiais metais stengiuosi labiau tokių režimų, kad važiuoti tiek, kiek mėgaujuosi to. Man patinka visai taip gerai viską pergalvot, išanalizuoti, kažkaip sistemiškai, kur įmanoma kažkokiais duomenim remtis, stengtis kiek įmanoma mokytis iš kitų žmonių. Aišku, norėtų sakyti, gerai mokytis visą laiką iš svetimų klaidų, bet tikrai iš savo klaidų mokausi. Tai gal padeda toksai, sakyčiau, kryptingas, sisteminis kažkoks analitinis darbas. Bandant suprasti, kas skiria greitus vairuotojus nuo lėtų vairuotojų ir kur atsiranda tas greitis, kaip jis gali saugiai atsirasti, nes, aišku, kelis posūkius greitai daug kas galbūt sugebėtų pravažiuoti, bet, ralyje tų posūkių yra, nežinau, realu turbūt, kad ant kilometro koks vidutiniškai Lietuvoje turbūt 5 posūkiai yra. Tai vienas ralis 500 posūkių. Tai reikia visus juos be klaidų pravažiuoti. Tai, toks, sakyčiau, sistemingas analitinis darbas. Pirmi porą metų buvo dar taip pakankamai toks jau tolimas hobis, gal sakyčiau. Pirmi porą metų irgi ten nevažiavau aš ir nebuvau į tai įdėjęs daug darbo ir jėgų. Tada kokie sekė, buvo 4-5 metai, kur, tikrai ralių stipriai gyvenau. Ten ir pastoviai testai, susirašymai, labai daug skiriam dėmesio tuo metu ir su treneriu, ir su šturmanu. Tiesiog važinėti po miškus, susirašinėti kelius, tai yra labai labai svarbu. Ir net ir tiesiog ateidavo šeštadienis, tai kur čia paskutinį kartą buvom? Kelmėj. Važiuojam į Kelmę, susirašinėtų greičio ruožų ir visų įvairiausių. Tai sakyčiau, kuo daugiau ir pastoviai dirbi, tuo tas greitesnis yra progresas ir tikslumo daugėja. Dabar, sakyčiau, turbūt šį sezoną jau praeitą sezoną šiek tiek mažiau skiriau laiko tiem neraliniam treniruotėm, bet šį sezoną jau dar labiau esu atleidęs vadžias, jau toksai labiau lieka kaip hobis. Tai kiek turi laiko tam, kuo daugiau skiri, tuo geresni rezultatai čia turbūt kaip visur. Per visą savo lenktynininko karjerą turėjęs daug nefinišuotų lenktynių, nes yra patyręs stiprių avarijų, tačiau nekart nėra nukentėjęs taip, kaip 2023 Rokiškio ralyje.
Tai dar kartą priminimas visiems, kaip svarbu teisingai prisisegti diržus, sėdint ar vairuojant automobilyje. Paskutinė avarija turbūt, kaip ir dauguma avarijų, gali pavadinti kvaila avarija tokia, bet kuo šitą ypatinga avarija buvo, kad čia buvo pirma mano avarija, kur turėjau kažkokių fizinių pasiekmių. Nes manau, kad per savo, kažkada skaičiavau, tai per savo tą karjerą, per tuos 7-8 metus esu atskirų stiprių avarijų, stiprios avarijos tai kai vertiesi. Šitos avarijos metu, nusivertė man šono. Bet tokių stogų vadinamų esu turėjęs apie 10. Tai čia buvo pirmas kartas, kai buvo, turėjau kažkokių traumų. Nes iki to, esam tikrai baisių avarijų turėję. Ta prasme, ten baisiausia tai buvo gal Viekšniuose pernai, kur ten 100 šiam išlėkėm į griovį ir, ten iš mašinos absoliučiai nieko neliko, bet išlipom ir absoliučiai nieko. O čia buvo pirma tokia, kur tiesiog į griovį važiavom ant šiam 5 km per valandą ir 4 slankstelių ataugos lūžusios, 2 šonkuliai nugaroje ir delnikaulis lūžo. Tai toks atrodo absoliučiai lygioj vietoje, tai buvo apmąstymų, tai ką čia toliau daryti. Nes, ir žinai, kai sudedi tai su tuo, kad ir šiaip nori jau mažiau važiuoti ramiau ir dar tokia avarija atsitinka, tai tada jau pradedi galvoti, ar tikrai to ralio man reikia gyvenime. Bet čia jau praėjo porą mėnesių nuo tos avarijos, tai manau, kad reikia. Manau, kad vis tiek reikia. Jo. Smalsu, kuo gyvena Vladas? Mylima žmona, tėvai, dviračių sportas, daug darbo ir ypatingas pomėgis. Aš neatspėjau, ką jis mėgsta. O jums įdomu, tiesa? Jo, šiaip iš tikrųjų labai mėgstu saldumynus. Sunku patikėti, bet guminukų saldainių tiek suvalgau kiekvieną dieną, kolos išgeriu labai daug. Šiaip, nes gerai, gal paskutiniu metu šiek tiek sveikiau pradėjau maitintis, nes dviračių daug minų ir dabar jau prisižiūriu mitybą. Šiaip nuo tada, kai pradėjau minti dviračiais, tai netoli 30 kg svorio nukrito. Tai aš taip prieš 3-4 metus buvau stipriai stambesnis. tai saldainių pasiekmė. Tai saldainiai nedingo vis dar, tiesiog labai daug dviračio kompensuoja dabar tuos saldainius. Tai galvoju. Tai natūraliai vaikystėje žaidimų daug kompiuterinių žaidžiau, iš to ir kilo verslo idėjos. O dabar tai, šiaip esu, kaip čia pasakyti, konkurencingas visai. Čia, tai ralyje man svarbu yra rezultatas. Čia šiaip irgi, kai gal buvau šiek tiek pavargęs nuo ralio, tai irgi mačiau, tai ką čia dabar reiktų daryti kitaip, kad vėl grįžtų tas ralio toksai džiaugsmas. Tai galėtum sakyti, vienas iš variantų būtų tiesiog važiuok ramiau ir mėgaukis to pačiu važiavimu, bet nekelia man, sakyčiau, pats važiavimas ralyje yra mažesnė man to smagumo dalis negu varžybinė dalis, kur galvoju, kaip čia tobulėti, kaip čia ką aplenkti, gal labiausiai net kaip save aplenkti. Ieškau daug kur tokio kažkokio tobulumo, progreso, tai tas atsispindi visur, tiek ralyje, tiek dviračiuose, tiek versle. Tai toksai nuoseklumas, analizė visko ir planas, kaip čia kur įmanoma padaryti geriau. Tai kažkaip panašiai viskas stengiuosi daryti. Vladas patenkintas gyvenimu. Išgyventi visus jausmus ir pasiekimus jis geba. Nugara ir ranka testuose įrodė, kad Rokiškio avarija pėdsakų nepaliko, o pajudėjus testinėme greičio ruože nuo pat pirmų metrų važiavosi taip, kaip prieš avariją. Tuo džiaugiasi Vladas, tuo džiaugiamės ir mes. Bei laukiame susitikimo Samsonas Rally Utena 2023 jau šį savaitgalį. Iki greito!